visiškai spontaniški klausimai užduoti man ir klausimas yra, kas tave labiausiai nustebino apie žmonės, ką nesenai suvokiai? Iš tikrųjų mane labai ir stebina, ir žavi, ir tuo pačiu nežavi tai, jog mes gyvename tiesiog dideliai labai mainų sistemai. Ir mainai yra iš tikrųjų antiek akivaizdus ir antiek neakivaizdus, kad iš tikrųjų yra net juokinga. Tai kaip pavyzdys, po žmogų yra, sakykime, socialinė dalis ir kapitalistinė dalis. Socializmas ir kapitalizmas. Tai reiškia, pavyzdžiui, yra labai socialistiniai žmonės, kurie nori visiškos lygybės visada, kas yra šiaip cool, ne? Ir jie nori tiesiog bendrauti su daug žmonių, kalbėti, atvirumas, draugiškumas, Ir yra kita dalis žmonių, kurie yra kapitalistai. Kapitalistai nori ten verslo, kapitalo ir daug visų šitų dalykų. Tai reiškia, jiem netiek yra įdomu ten būti su šeima ir taip toliau. Ir socialiniai žmonės, jie nemėgsta kapitalistų, nes jie tipo nesupranta, kad draugystė yra svarbu, bet pabandyk tu socialiniam žmogui neduoti draugystės, pabandyk tu su juo giliai nepakalbėti, pabandyk tu su juo kažkaip tai paprastai nepasielgti, ne? Kažkaip korporatyviai pasielgti ir panašiai. Taigi jie turi visai kitokias vertės, per kurias visai kitaip komunikuoja, bet tai yra lygiai tos pačios vertės, tik tai kitoj formai. Kapitalistas yra toks, sakykime, pinigai, transakcijos, viskas aišku. Socialistas yra toks labai neapibrėžtas, toks meniškas ir toks labai toks, flow žmogus. Ir čia yra tiesiog paprasčiausiai vertės, kaip žmogus suvokia vertės. Jeigu man yra vertinga gražiai pabūti ir pabendrauti ir viskas, ir nuostabu, bet jeigu tu šito žmogui neduosi, jisai pyks lygiai taip pat kaip kapitalistas, kuris negauna pinigų ir bus tiek pat godus ir pavydus kitiems žmonėms draugysčių ir labai vengs atstumimų, taip pat kaip kapitalistas bankroto. Tokios įdomios tokelės apie žmonės.